Socialinė akcija Būk geriausias mokinys jau šiuo metu vykdoma 3 Panevėžio Maksimos parduotuvėse. Ją sugalvojusio paramos fondo Nebūk abejingas prezidento Domo Petrulio teigimu, jis skirta sunkiai besiverčiančiam šeimom ir būtent tiems mūsų mažiesiems, kurie galbūt labai nori ir svajoja gerai mokintis, bet gal ir neturi tų galimybių. Tai būtent šita akcija dar įsivystė iš praeitos akcijos, kur mes darėm per Kalėdas, kada mes rinkam darbožėlius ir kada mes rinkam nebežaidžiam žaisliukus. Tada tikrai mačiau daug labai skurdo ir tikrai negalėjau būti aš abejingas ir tikrai pagalvojau apie rugsėjo 1, kad tie mokiniai turėtų išeiti pasiruošę tam. Nes yra, mato, toks dar posakis, kad galimybės renkas tik tai pasiruošusius protus. Tai būtent su tokiu šūkiu mes ir darom šitą akciją. Kur vyksta ta akcija? Akcija vyksta 3 pagrindinėse Maksimose. Tai būtent toje senojoje pačioje Maksimoje, kuri pati pirmoji, paskui prie Rimi, taip liaudiškai šnekant, ir centrinė prie turgaus. Ir akcija vyksta nuo 5 iki pusė 9. Po darbo. Ir mes dar planuojame dabar, kad šeštadienį ją pratęsti. Dar su Maksima šnekėjom, bet aš galvoju, kad jie geranoriškai prie to. Surinkta labdara bus skirstoma bendradarbiaujant su Panevėžio bei Panevėžio rajono seniūnijomis, savivaldybės socialinės paramos skyriais, mokyklomis bei vietos bendruomenėmis. Vien Panevėžio rajone yra beveik 200 šeimų laukiančių tokių dovanų savo mokinukams. Panevėžio rajone jų yra maždaug taip apie 180 šeimų. Tai tikrai yra pakankamai didelis skaičiai, bet dabar mes dar gerai net nenusprendėm, ar būtent tom nepasiturinčiom šeimom, ar tom šeimom, kurios yra asocialios. Su asocialiom šeimom yra truputį kitaip, nes ten nelabai ir vertina iš tikrųjų tokių dalykų. Aišku, reikia šviesti, reikia šnekėti su jom, bet tom šeimom ir bus iš tikrųjų skirta visa labdara. Ir ką jūs siūlot įsigyti ir padovanoti, kokias prekes? Jo, mes siūlom iš tikrųjų, siūlom kanceliarinės prekes. Ir būtent tai yra būtent reikalingiausių prekių sąrašas, tai būtent rašikliai, pieštukai, flomasteriai, liniuotės, kuprinės, žirklės. Visas tas, kas suteikia žmogui, jaunam žmogui pažinimo džiaugsmą, mokslo džiaugsmą ir nuo kurių pagalbos žmogus tobulėja ir būna pirmūnas, paskui garsina mūsų kraštą. Panevėžio rajono savivaldybėje taip pat pristatyta socialinė akcija iniciatyva Apsaugok mane, kuri prieš 11 metų gimė siekiant apsaugoti labiausiai pažeidžiamus eismo dalyvius vaikus. Jos iniciatorė, kaip visada, akcinė bendrovė Lietuvos draudimas. Vaikų saugumas keliuose kiekvieno rudens aktualija. Pernai jubiliejiniais 10 metais Apsaugok mane partnerėmis tapo 59 šalies savivaldybės iš 60.